Sveiki, mes esame Scratch svetainėje, o Scratch yra smagi programavimo aplinka vaikams, su kuria galima kurti tokius žaidimus ir animacijas. Štai čia yra įvairių pavyzdinių projektų, jos galima irgi peržiūrėti naršyklėje. Taip pat yra projektų, nuo kurių galima pradėti mokytis programuoti, animacijas, žaidimai, interaktyvus menas, muzika ir taip toliau. Taip. Sugrįžtam į pradinį puslapį ir pažiūrim, kaip ta aplinka atrodo. Try it out. Taip, čia dabar viskas angliškai, ne visai viskas. Bet mes galim pasikeisti kalbą. Čia pavažiavę lietuvių. Gaubliuką paspaudę galim pasikeisti. Ir ką mes čia matome? Yra langas, kuriame yra veikėjas. Ir šitas langas yra scena. Joje viskas vyksta. Veikėjų gali būti daugiau. Čia galim pasirinkti dar kokį nors mielą veikėją. Galim jį sumažinti. Norėjom sumažinti. Kačiukas jį galėtų pagauti, jeigu nori. O štai čia yra komandos visokios. Ką jis gali daryti, mūsų veikėjas. Taip. Ir dar yra pašonėje instrukcijų langas, kuriame yra paaiškinimai, kaip elgtis aplinkoje. Taip, galima pažiūrėti daugiau. Reiškia, beveik kiekvienam turbūt punktui, ne, čia pagal kitką. Reiškia, pagal kažkokią, tai svarbius momentus paaiškina ir parodo. Taip. Ir aš pabandysiu paaiškinti. Kaip matome, komandos yra suskirstos į bene 10 kategorijų. Pirmoji yra judėjimas. Kiekvieną komandą galima nutempti į komandų jau tokį lauką jungimo, arba galima ją išbandyti tiesiogiai paspaudus 2 kartus. Tada jis pajuda, matot, katinas pasisuk ir pasisuka. Ir taip pat komandas galima sujungti. Labai tokia nebloga prasme. Sujungus jis padaro abudu veiksmus. Paeina ir pasisuka. Taip. Tarkim, paėmė, per daug čia bus taškų. 9 taškus, pasisuka 15 laipsnių. Jau kažkur prapuolė kačiukas. Matom, čia vaikšto žemyn galvą. Galim su tada, jis kai nukeliauja į apatinį kampą, dažniausiai ten stringa, bet jį galima susigrąžinti. Pas mus jo iš kojos pagriebti nepavyksta, tai mes galim liepti jam nueiti į tašką su šitą komandą. Tiesiog galima čia netgi įvesti reikšmes. Dabar rašo jis yra kažkur giliai -230. Mes liepim nueiti Y0. Sugrįžo į savo vietą. Kačiuko informaciją galim pažiūrėti. Pavadintas sprite1. Pavadinsim katinas. Ir galim pareguliuoti jo kryptį. Aišku, kryptį galima pareguliuoti tiesiog čia paspaudžiant irgi 90 laipsnių. Galim paslėpti. Noriu užtekt. Gerai, judam toliau. Išvaizda. Čia įvairios jo išvaizdos komandos paslėpti, pasirodyti, pakeisti kostiumą. Jis turi 2 kostiumus. Tokį labiau pasižergusi ir mažiau. Galima, kad jis kažką parodytų, tarsi sakytų, arba tarsi mąstytų. Pakeisti jo spalvą. Susirgo kačiukas žaltligę. Panaikinti grafinius efektus. Padidėti dar gali. Ir sugrįžinti. Ir taip toliau galima matyti jo parametrus. Kelinta kaukė, koks jo dydis. Garsas. Garsas tiesiog groja. Dabar gal nesigirdi, bet jis groja. Sako miau. Galima groti ir muziką. Taip, garsumą galima irgi matyti. Piešimas. Čia irgi labai smagi dalis. Tiem, kas naudoja logo grafiką, patiks. Taigi, jeigu nuleisim pieštuką, galim pertempti. Nurodysim kažkokią spalvą ir dabar visur, kur jisai eis, paliks pėdsaką. Dar padarom storesnį pieštuką
spalvos storis, tebūnie bent 5. Ir kai paspausim 2 kartus visą tą blokelį, jis paeina ir pasisuka. Dar kartą paspausim, dar paeina ir dar pasisuka. Taip, ir čia galima piešti daug visokių gražių dalykų. Vėliau prie to sugrįšime. Duomenys, piešime dar kartais naudinga išvalyti ekraną. Ir dar įdomus dalykas yra palikti savo štampą. Jis paliko toj vietoj, kur yra, tokį vaizdą, kaip jis atrodė. Mes jį dabar perkeliam kitur, o vaizdas liko. Vėl išvalom. Gerai. Toliau einam duomenis. Čia jau bus reikalinga, kai bus įdomesni programavimai, bet galima sukurti kintamąjį, jo vardas tebūnie kiek. Galima pasirinkti ir visiems veikėjams matomas, tik šiam veikėjai. Ir ok. Ir galima paskui priskirti jam reikšmę, padidinti reikšmę. Štai čia kintama reikšmė galima būti rodoma, valdoma su varnele. Galima pakeisti rodymo išvaizdą 2 kartus spragtelėjus. Toliau įvykiai. Jie prižiūri bendrą, kaip sakant, valdymą scenarijų. Vienas svarbiausių yra, kai paspausta žalia vėliavėlė. Kad čia paspaudus galėtų pradėti veikti programa. Čia toks numatytas programos veikimo startas. Taip pat galima, kad paspaudus startą, kiekvieną kartą vis būtų pakartojama. Oi, kakne vėl pabėgai. Darom, kad suktųsi 9 laipsnio, tada netai pabėgs. Štai, kai tą paspausim, mums... Padarom, kad nevalytų ekrano, nuo pieštų, kvadratas gavosi. Dabar, jeigu mes norim naudoti kintamai, mes galim nurodyti, kad jis pasisuktų kiek čia laipsnių. 90 dabar suduosiu. Padarom kokį tik 100 duoda gaila. Padarom, kad kiek būtų 120. 120. Taip. Dabar jis piešia, spėkit ką. Bandom paspausti tarpą. Augi trikampį. Na, vėl galim ką nors pakeisti. Ir vėl pieška kokią keistą daugiakampį. Čia visų gauntis toksai persidengiantis gavosi saulutė. Smagu. Taigi, įvykiai. Galima taip pat reaguoti, kai veikėjas spusteli 2 kartus. Galima netgi reaguoti į mikrofono garsumą. Tai yra, vėliau pamatysim, kad galima valdyti mikrofonu. Ir taip pat tarp veikėjų galima siųsti žinutės. Vienas iš jų gali skelbti žinutę, o kitas reaguoti ją. Taip paskelbus kartais galima palaukti, kol bus sureaguota. Štai, pavyzdžiui, galėtų būti pas šikšnosparnį. Štai pažiūrim, 2 kartus paspaudžiam. Jis kažką padarys, kai katinas jam lieps. O ką jis gali padaryti? Jis gali paeiti truputį. O katinas... Kiekvieną kartą pasisukęs, tarkim, skelb žinią. Taip, ir dabar paspausiu tarpą, katinas paeina ir šikšnosparnis truputį paeina. Taip, galima sinchronizuoti veiksmus. Taip, veikimo logika. O čia, bene svarbiausia, svarbiausia programavimo dalis. Jinai leidžia algoritmus dėlioti, nurodyti kiek, kaip, reiškia, kas veiks pagal kurias sąlygas. Tai programavime bene svarbiausia dalis. Rimtame programavime. Ir ką mes galim padaryti, kad kai paspaustas tarpas iš karto nupieštų mums kvadratą, tarkim, taip, 10 kartų. Dabar, kai paspausiu, gal išvalom viską pradžiai. Čia dabar 102, tai piešia trikampį. Nu ir tegu. Tik šikšnosparnį, šikšnosparnį, vieną kartą pastumsim. Matyt, kad bėga iškart 10 kartų. Galima padaryti, kad būtų iš vis smagu. Kad visada. Nors visada iš tikrųjų naudojamas kiek kitom aplinkybėm. Naudingai naudoti.
Matot, čia išprotėjęs katinas bėga trikampiu. Visada naudojama, kai reikia laukti kažkokių valdymo. Galbūt valdymo netgi galima garsu. Bandom. Iš aplinkos galima gauti tai jos garsumas, tai kintamai garsumas ir dar buvo, taip, leidžiam naudoti mikrofoną. Panašiai, kai buvo prie įvykių, kai garsumas daugiau už 10, bet čia galima naudoti ir kitaip, kad jis nueitų katinas į tą vietą, tašką, koks yra garsumas, pavyzdžiui, Y. La, o, o. Na, matot, kažkur jis čia šokinėja, kai aš kalbu. Tai mes į varčią gal paliksim. Taip. Toliau yra... Šitą gal irgi užteks. Garsumas didėja nuo 0 iki 100 standartiškai. Čia buvo veikimo logika. Jeigu ne, čia jau irgi dažniausiai naudojama, kai yra turimi kažkiek kintamieji. Ir ciklo pabaigai galima duoti netgi ir tokius, lauk, kol atsitiks kažkas tai. Galima kaip nors ir tik tada pradėti vykdyti tolimesnius veiksmus. Taip pat galima viską sustabdyti pagal aplinkybės. Dar viena nauja įdomi savybė, atsiradusi su Scratch 2, yra, kad galima save klonuoti. Tai yra padaryti, kad atsirastų naujas veikėjas, toks pat kaip ir tu. Ir paskui jis kažką toliau veiktų. Būtų daug tokių veikėjų, panašiai kaip objektiniam programavime. Taip. Ir paskui čia tas naujas veikėjas tarsi atsiradęs, jam galima pradinės instrukcijas duoti. Tarsi būtų objekto konstruktorius. Toliau keliaujam. Aplinka yra tai, kas vyksta scenoje. Ten galima stebėti, kada, pavyzdžiui, lieti kitą veikėją, arba pelės rodyklę, arba kažkokią spalvą, arba kai prieini pakankamai arti kito veikėjo. Bandom panaudoti veikimo logiką. Taip, mes čia padarysim visada. Šitą nebereikia. Taip, visada. Taip, jeigu atstumas iki pelės, tai sugalvosime. Taigi, pavyzdžiui, jeigu atstumas iki pelės. O, čia reikia palyginimo operatorius, kuris bus matematikai. Atstumas iki pelės rodyklės yra daug mažiau. Jeigu pelės rodyklės priartėja prie katino, mažiau už, tarkim, 50. Tada mes padarom įdomų dalyką. Skelbiam žinutę šikšnosparniui. Jeigu atsimenat, žinutė message 1 pavadinta, kad jis pasislinktų į šoną. Toks įdomus bus atvejis. Veikimo logika, nes tai bus įvykiai. Skelb žinią ir palauk. Nes jeigu nelauksi, tai labai šikšnosparnis gali susinervinti ir toli nubėgti. Nu, pabandom. Kas čia būtų dar pats nelabai žinau. Va, kai aš priartėjau prie katino, jis pradeda skelbti žinias, kad šikšnosparnis bėgtų. Visai įdomu. Taip. Išjungiam 2 kartus naudą. Matematika, spėjot užmest akį turbūt. Ir čia yra veiksmai matematiniai, yra palyginimo veiksmai, yra logikos veiksmai ir teksto. Galima tekstą irgi sujungti tarpusavyje. Pavyzdžiui, aplinkoje yra labai geras būdas gauti informaciją iš naudotojo. Pavyzdžiui, galim parašyti, koks tavo vardas. Tarkim, kai tas pats kaip paspaustas startas tebūnie. Ir tuomet atsakymo kintamajame bus tai, ką įves naudotojas. Koks tavo vardas? Tebūnie Jurgis.
matote, atsakymo kintamasis turi tą informaciją. Katinas dabar ją gali netgi pademonstruoti. Sakyk. Ir sujungsime du veiksmus. Sakyk hello. Ir atsakymas. Pažiūrim, kas gausis. Kai paspaudžiam tarpą. Koks tavo vardas? Petras. Hello, Petras. Taip. Na ką, matematikai ramu peržiūrėjom. Galima dar sudėtingas funkcijas naudoti visokiausias, jeigu reikia. Ir yra kategorija skirta grynai jums. Čia jūs galite sukurti savo komandas. Na, tai galėtų būti... Pabandom, kaip tai atrodo. Paprasčiausiai pradžiai nupiešim kvadratą. Kvadratas. Ir pavadinimas, ne viskas. Yra dar parametrai. Gali būti skaitinė, tekstinė, netgi loginė reikšmė. Kvadratas ir mums reikia skaitinės, kuris bus pasakys kokio ilgio kraštinė. Taip vadinsim kraštinė. Ir ok. Galima vykdyti, net ir vykdo pilnai. Atsirado tos kepurė komandos, funkcijos mūsų tarsi būsimos. Mes iš čia pasiskolinsim kvadrato piešimą. Tik mums čia visko nereikia, pagrindę reikės kraštinės dydžio ir pasukimo kampo dabar nereikia. Dešinį klausą paspaudžiu, dubliuoti, palieku kas buvo. Čia pakeičiu 4, kraštinė bus naudojama čia. O pasisuksim mes 90 laipsnių. Ir dabar tą komandą galim čia iškviesti. Prašom, tarkim, 100. Galim du kart paspausti, nupiešę. Parašysime kokį nors mažiau. 33. Pieštų mažesnį kvadratą, kaip matote. Ir galima dabar kažką įdomaus padaryti. Šitą dabar funkcija yra tik tai skatinui priklausanti, šikšnosparnis jos dėja neturi. Nieko baisaus. Katinas dabar galėtų paspaudus tarpą nupiešti kokią nors įdomią gėlytę. Tai yra, jeigu jis 10 kartų pakartotų kvadrato piešimą, vis pasisukdamas. 6. Ir kvadratas 100. Turėtų gautis kažkas įdomaus. Taip, išvalyti ekraną galim tokiu būdu ir paspaudžiam tarpą. Štai pripaišė mūsų katinas gėlių. Čia šikšnosparnis, o čia katinas. Nu, jeigu mums, pavyzdžiui, pasidaro per daug komandų, biškį nebetelpam, galim scenos vaizdą sumažinti ir daugiau erdvės turėsim komandoms. Galima komandų vaizdą irgi šiek tiek čia pamažinti, kad bendrą vaizdą matytume. Ir ką dar nepapasakojau, kad yra galimybė taip pat piešti. Galima piešti vektorinę grafiką, kur visus, reiškia, taškus galima pertampyti. Visas kreivės, pavadinkime. Nesunkiai tada kažką pakeisti. Uodegos atspalvį pakeičiau. Arba vektorinę, arba taškinę grafiką, kuri viskas piešima po vieną tašką. Taip kaip peinte. Tai pasirinkite, kuri jums patogesnė, galite ir taip, ir kitaip. Tai čia atrodo, šitą daiktą jau pavertė į taškinę grafiką visą. Vektorinė vis kaip man labiau patinka, nežinau, leis atgal atstatyti, taksyti, šaukti. Negarantuoju, taisyt leidžia turbūt šitas kažkokias komandas, o ne kaukė. Kaukė piešimas ant jų neturi. Ir yra garsas, kurį galima taip pat įrašyti iš mikrofono, o kaukė irgi kažkur galima nusifotkinti buvo. Kelti, čia iš failo. Tai čia turbūt naujas veikėjas iš vaizdo kameros.
jeigu aš būčiau veikėjas, tai galima būtų mane nufotkinti, kaip čia taip kažkaip kuku. O, dabar aš tenais veikėjas. Tai aišku, mane reikėtų dar perpaišyti, ką nors nutrinti. Kažkaip čia dar neišmokau. Tai čia sumažinti vaizdą, čia kažkam neduoda trinti. Duoda trinti. Ausinį kirpa. Gerai. Na va, ir dar ką nors nupiešti. Kaip čia teptukas nupiešti ūsus galima. Labai mažas teptukas, ne čia ūsai. Nu, jūs kas norėsite, tas mokėsite, aš manau. Panašiai kaip katinas būsiu. Gerai. Taip, tai scenarijus bus toksai. Veikimo logika, kad visada, o judėjimas, kad pasisuka. Padidinsim, kad visi matytų ir paleisim. Ačiū už dėmesį. Iki.